Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Jėzus įžengė į Jeruzalę ir į šventyklą. Viską apžiūrėjęs, kadangi buvo jau vakaro valanda, jis su 12 išėjo į Betaniją. Rytojaus dieną jiems keliaujant iš Betanijos, Jėzus buvo alkanas. Pamatęs iš tolo sulapojusi figmedį, jis priėjo pažiūrėti, gal ką ant jo ras. Tačiau atėjęs prie medžio jis nerado nieko, tik tai lapus, nes buvo dar ne figų metas. Tuomet jis tarė medžiui, tegul per amžius niekas nebevalgys tavo vaisiaus. Jo mokiniai tai girdėjo. Ir jie ateina į Jeruzalę. Įėjęs į šventyklą, Jėzus ėmė varyti laukan parduodančius ir perkančius šventykloje. Jis išvartė pinigų keitėjų stalus ir karvelių pardavėjus, suolus ir neleido nešti rakandų per šventyklą. Jis mokė ir skelbė, argi neparašyta, mano namai vadinsis maldos namai visoms tautoms, o jūs pavertėte juos plėšikų lindinę. Tai išgirdę aukštieji kunigai ir rašto aiškintojai tarėsi, kaip jį pražudyti. Jie mat bijojo Jėzaus, nes visi žmonės žavėjosi jo mokslu. Atėjus vakarui, Jėzus su mokiniais išėjo iš miesto. Rytą eidami pro šalį, jie pamatė, kad figmedis išdžiūvęs iš pat šaknų. Prisiminęs, Petras tarė Jėzui, rabi, štai figmedis, kurį tu prakeikei, nudžiūvo. Jėzus jiems atsakė, turėkite tikėjimo Dievu. Iš tiesų sakau jums, kas pasakytų šitam kalnui, pasikelk ir meskis į jūrą, ir savo širdyje nesvyruotų, bet tikėtų įvyksiant, kas sako, tai jam ir įvyktų. Todėl sakau jums, ko tik melsdamiesi prašote, tikėkite gausią, ir tikrai taip bus. Eidami melstis atleiskite. Jei turite ką nors prieš kitus, kad ir jūsų tėvas danguje jums atleistų jūsų nusižengimus. Girdėjote Viešpaties žodį. Prašom, sėskit. Šiandien labai aiškiai geroji naujiena. Iš tos ištraukos labai aiškiai yra paduodama per pavyzdžius. Nes kiekvienas iš mūsų ypatingai, kai atsiverčia ir ieško Dievo, nori kažkaip ypatingai galbūt atrasti tą Dievo artumą arba vis kelia klausimą, kaipgi turėčiau tikėti. Ir tai yra labai tikrai gražus metas, kai žmogus ieško Dievo. Ir kalbant jau apie mus, kurie galbūt yra, kurie esame ilgiau bažnyčioje, tai tą klausimą vis jau atmetam, pamiršę esam, kaip geriau būtų galima. Ir šiandien Jėzus eidamas šalia figmedžio, kuris buvo gražiai sulapojęs, bet neturėjo jokių vaisių, pamatęs, kad jis neturi vaisių, jį prakeikė, kad išdžiūtų. Ir tai simbolizuoja šitas medis žmogų, kuris prisidengia vien galbūt išvaizda, vien prisidengia tai, kas yra matoma, tai arba maldos, galbūt ėjimas į bažnyčią, vien, kad tikėjimas be darbų jis nėra gyvas. Jeigu aš nieko nedarau apart to, kad kalbu, arba vien meldžiuosi, ir apart to nėra jokių gailestingumo darbų, tai tas tikėjimas yra miręs. Jis yra, kaip tas medis, gražiai sulapojęs, bet nešantis jokių vaisių. Vėliau Jėzus ateina į šventyklą ir būtent tas medis simbolizuoja tuometinę šventyklą ir žmonės, kurie į ją ateidavo, kad prisidengdavo tikėjimu, kad galėtų užsidirbti, nes šventykloje prekiavo, kaip parašyta, karveliais ir įvairiausiais kitom aukom, kurios buvo sudedamos ant altoriaus. Ir jis viską tą išvaro. Kaip žinoma, kad vėliau kitą dieną viskas tas pats pasikartojo. Visi tie žmonės, kurie buvo išvaryti, jie grįžo atgal, nes tai buvo jų gyvenimas. Ir čia ta antra mintis,
kuri mus turbūt irgi įgalina susimastyti ir priverčia susimastyti apie tai, kad aš vis žinau, kaip reikia. Mes labai dažnai, kad užstringam tame, kad aš žinau, aš esu taip pripratęs ir manęs jau nepakeisi. Ten gali išgirsti, kaip turėtų būti, arba nėra tokio noro kažką įnešti naujo, arba nėra noro mokytis. Kad tas pats, atrodo, kartais išgirsti, susižavi kažko nauju, bet vėliau vėl grįžti prie seno. Ir pabaiga šitos Evangelijos yra apie Jėzus žodžius, sako tokius, kad jeigu jūs turėtumėte tikėjimo, tai pasakytume šitiem kalnam persikelti ir mestis į jūrą ir jie tą padarytų. Ir čia eina kalba apie atleidimą. Yra gailestingumo darbai ir ką labiausiai dar mūsų Dievas, kam labiausiai šaukia, tai atleidimai. Labiausiai ir geriausiai atsimenam. Mintis gali būti ir labai silpna, sklerotikai galim būti, bet kas padarė mums kažką blogo, tai atsimenam labai gerai. Ir galim tą vis sukinėti, tos prisiminimus, kaip mus įžeidė, kaip man atnešė labai daug blogo ir kaip sugadino mano gyvenimą kiti žmonės. Ir tas neatleidimas prilygsta, atleisti kitam žmogui, kaip ir Jėzus sako, tai lygiai tas pats, kaip pasakyti kalnui, meskis į jūrą. Tai yra sunku, bet būtent tas, mano noras. Ir paprastas priminimas, kad kaip tu atleidi, taip ir tau bus atleista. Labai aiškiai ir Jėzus labai taip, kaip verslininkas mums sako, kad padaryk, nes tai apsimoka. Atleisk, nes tai tau pačiam tai apsimoka, nes tu lygiai taip pat esi daug sužeidęs žmonių, kurių netgi galbūt nepažįsti, galbūt netgi nepastebėjai, kaip kiti įsižeidė dėl tavo elgesio, dėl tavo žodžių. Tai tiek, kiek tu turi nuoskaudų dėl kitų žmonių, gal drįstų sakyti, dvigubai daugiau ant tavęs turi nuoskaudų. Ir atrodo, kad tu esi labiausiai įsižeidęs, tave labiausiai įžeidė. Bet kitas žmogus galimai, kad dar daugiau įsižeidęs dėl tavo galbūt lengvabūdiškumo, dėl galbūt papiktinęs esi kažką savo elgesiu. Tai, kaip ir minėjau, Jėzus kaip verslininkas mums sako, kad padaryk, nes tai apsimoka dėl to atleidimo. Tai vienu žodžiu šiandien geroji ta naujiena yra mums, kad mes nevaidintume tikinčių žmonių, nes tikėjimas yra mums šiandien kaip ta geroji naujiena, tai yra veikimas. Tai yra konkretus veikimas, ne vien lūpom kažką kartoti, kažkokias maldas, bet savo veiksmais. Atleidimas ir gailestingumo darbai. Tai yra tie du svarbus kiekviena iš mūsų veikimai, kurie parodo apie mūsų tikėjimą. Amen. Visuotinė malda. Į kreipinius atsakysim, prašome tave, Viešpatie. Viešpatie, padėk visiems krikščionims šventai vykdyti tavo valią ir tave savo darbais garbinti. Globok visus, kurie darbuojasi žmonijos žemiškai geroviai pasiekti, kad jų darbas patarnautų ir amžinajam gyvenimui laimėti. Viešpats su jumis. Pasiklausykite